Mes ir vėl jūsų ekranuose su nauju video. Šį kartą nusprendėme pafilmuoti mūsų išvyką į Švediją. Sveiki visi. Labas. Tai nusprendėm pafilmuoti mūsų išvyką, savaitgalio išvyką į Švediją, į vieną iš vasaros namelių prie ežero, miške. Daiktų, kaip matot, tikrai nemažai. Tai iš karto dėkojame visiems, kas susukote, pažiūrėti. Ačiū labai. Jo, bet oras tai ne kas. Kiek žiūrėjom prognozes, tai savaitgalis turėtų būti kaip ir ne visai lietingas. O kai bus, tai bus matyti. Jo, tai vykstam ir filmuojam ir rodom. Mums iki vietos 172 km, 2 valandos kelio. Kelsimės keltu iš Helsingioro į Helsingborgą. $460 kainuoja keltų persikelti. Kągi, bilietuką turime ir galime važiuoti tolyn. 460 kronų, tai apie 60 eurų. Kaip matot, mašinų daug. Liks dar 150 km. Po 7:10 planuojamas laikas būti. Mūsų automobilis yra hibridinės. Tada turim 12 km ant elektros važiuoti. Kopenhagui yra realiai visur mokamas parkingas. Ir tikrai jisai yra brangus visumoj. Ten pagal zonas, žalia, raudona, geltona, tarifai skiriasi. Ir kada, sakykime, turi elektrinę arba hibridinę mašiną, tu tuo metu krauniesi ir už parkingą mokėti nereikia. Tikrai verta turėti arba elektrinę, arba hibridinę mašiną. Jo labiau, kad kaip krauniesi, tu visą laiką rasi laisvą vietą, nes tiesiog negali užstatyti kitos mašinos krovimo vietos. Tai vieni pliusai. Ir automobilis gauna energijos. Ir už parkingą mokėti nereikia. Va, tai va šiandieną žmona prikrovė, tai dabar naudojam elektrą. Į šitą keltą netilpom. Tai lauksim kito. Bet jie labai dažnai kursuoja, kas pusę valandos berods. Pagaliau sulaukėm kelto ir jau kylam, važiuojam į keltą. Aš tai labai noriu sysiuką. Labai. Labai. 20 minutter. Vær opmærksom på sikkerhedsskiltning placeret ved døren. Penkiolika 20 minučių ir jau Švedijai. Labai greitai, tikrai labai greitai. Aš net bandau prisiminti, kiek mes kartų vis važiuojame į tuos vasarnamis atostogauti. Nežinai? Aš irgi nežinau. Bet tikrai dažnai. Nes tiesiog labai patinka švediška gamta, ežerai,
tie nameliai, miškai. Miškai labiausiai. Jo, miškai kažkaip labiausiai. Danijai irgi viskas tvarkoja, atrodo, bet kažkaip Švedija mieliau man, nežinau kodėl. Nu, Danijoje nėra tokių miškų kaip Švedijai. Na jo. Tikrai faina, tikrai faina. Buvo patikrinimas, bet ne visus tikrino. Važiuojam toliau. Saulelė jau leidžiasi, Gitana laiko kitą navigaciją, mano čia navigacija, čia Gitanos. Užsuksim į švedišką parduotuvę. Prekybos centras, koks tai iki 10 berods dirba. Reikia moralinio peno pasimti. Maisto. Kiek čia dar liko? 5 minutės. 3 kilometrai. Va, prieki Lidlas yra. Galim į Lidlą užsukti. Kur tu matai? Nu va, Lidlas, va, prieki. Va. Aišku, galėjom ir Lidlą važiuoti. Visai simpatiškas centriukas. Va ten ta mūsų parduotuvė. Prekybos centras. Ika Kvantum. Kągi, mes truputį pasidairysime. Kažką tai skanaus, įdomaus pasimti. Uogų įvairių. Bulbikės ir lietuvis tai du neatsiejami dalykai. O prisikasiai? Neprisikasiau, Antanai. Kokios kainos? 3-4 kronos. 2 kronos, 4, čia švediškos kronos. Toks nemažas prekybos centras. Imsim sveriamas bulbikės. Kask, Antanai, kask. Pasikasu. Gražiai dirbi. Im daugiau, Danijoje brangesnės. Kask, kol yra kask. Aš daug nefilmuosiu čia to prekybos centro. Kokių čia yra skanių padažam pasitaisyti, miksas. Labai gerai, pas mus nėra Danijoje. Alyvos kainos, kavų kainos, lavaza, aroma, krema 289 švediškų kronų, lavaza ekspreso 263. Sakyčiau, kainos ta pačios kaip Danijai. Melitos Intensa, dabar neseniai pirkom, tiek vieną, tiek kitą. Tai daniškais pinigais kainavo 109 kronos, o švediškais 187. Viskas šimtais, bet kai pagalvoju, jeigu koks 100 eurų, tai jau būtų šis beitas, o ne? Gitana negali be šito sveiko maisto. Aš tai galiu be jų gyventi, bet Gitana ne. Ne. Nu, be šitų irgi. Gamtoj niekaip. Bomžpakiai. Tiksliau bajorpakiai. Sūriai, olandiški. 109 kronos. Ir dideli kiekiai. Šiandieną vakarienėje bus krevečių salotos. Tu norėsi? Ar nori gal graikiškus? Jo, aš su fetos sūriu noriu. Nu va. Taip, kaip skaniai. Kokia bus puikiai skani vakarienė. Ir gal dar sušių reik pasimti. Yra ir įvairios paukštienos, vištienos keptos. Bet kažkaip nelabai norisi jos. Duonytė. Žinai ką, imam šitą ir šitą keturkampą gal.
Šitą, ne? Jo, šitą. Grietinėlės daryk ir viskas. Tas krepšelis, tai tarsi mes šią savaitę būsim. Tu manau. Na ir kad nesukūsti keletą bandelių skanių. Žinoma kefyro, žinoma kefyro. Skaičiuojam dabar laiką, ką šiandien valgysiu. Ką rytoj vakare? Ką rytoj vakare. Šnekam, kad jeigu žuvies nepagausim arba grybų nerasim, tai būsim alkane, ne? Turi man kokį. Čia mikrobangė. Gal pagausim ką nors? Aišku, kad pagausi. Jo, tu pagausi. Aš pagausiu. Reikia pagausiu. Ironiška būtų pirkti žuvį, kada važiuoji prie ežero. Tai kaip ir viskas, einam susimokėti. $673 švediškos kronos. Gliukozę tai jau iš karto naudosim. Iš karto. Jokio palauk nėra. Jeigu valgyt noriu. Su cinamonu. Neblogai. Eik, tai pasaka. Kur kefyras? Super. Medžiojam. Rodos tiek trumpai buvom toj parduotuviai. Taip staigiai sutemom. Važiuojam. I'm aware of the bonds that were created today when you told. Visumoje tai aišku buvo galima labai trumpai viską parodyti, bet aš kažkaip esu linkęs išsamiau pateikti, daugiau visokių detalių parodyti. O taip tai aišku buvo galima. Įsėdai, padarei video, pavažiavai, minutę padarei video, važiavai, nasikį padarei video. Ir visas filmukas. Ar gerai darau, ar blogai, nežinau, sprendžiat jūs, bet aš darau taip. I'm a wanderer of the soul. Before the end, I plan to be whole, but I know I'll lose myself along the way. What's gone is gone. What's past is past. Let me leave what belongs in the past. Aš važiuoju, mums gerai. Ar tau gerai? Man tai labai gerai. Aš važiuoju, aš dainuoju, šypsausi ir deklamuoju. Lyjas eilės iš natų, aš važiuoju, aš judu. Tai po ilgų diskusijų, ar į kairę, ar į dešinę, kaip ir privažiuojam. Šeimininkas yra, tai dabar šiuo metu nefilmuosiu. Paskui truputį priekį matosi namelis, tai mes jame ir būsime. O ten yra kitas, tai šeimininkas ten būna. Turime va terasėlę, nu žodžiu, apie tai vėliau. Daug aš paimsiu tą maišą su maistu, o tu tą dėžutę. Visa kita tegu būna mašina. Tai užeikite į svečius. Fainas vasarnamis. Mes jau čia antrą kartą, jo turbūt sakiau. Žodžiu, būna, skalbinkė, visa kita, šlafcimer, mini virtuvėlė, o jau nieko ir nereikia. Tai pernai metais aš jam irklą sulaužiau. Su vienu irklu parirklau. Jo, tai tada atsimenu, su vienu irklu teko parirkluoti per visą ežerą praktiškai. Tai dabar aš jam dovanų atvežiau, taip kaip atsiprašymą, tai bonkutė vyno ir lietuviškų nomedų. Gaila buvo, bet ką darysi. Juokauja, žinoma, jo. Tai žmogus labai patenkintas, sakė, super, sakė, gero poilsio, nu ir visa kita. Jisai čia šiandien naktį bus, o paskui jau savaitgalį kaip ir nebus. Jisai sakė, žvejojo? Jo, jisai pasakojo, sako,
prieš 3 dienas berods ar 4 sakė 10 lydekų pagavo. Per valandą laiko. Tai va, tai kaip tas jo pasakojimas, kad per valandą laiką 10 lydekų, tai visai neblogai nuteikė. Nors iš kitos pusės, kai pagalvoji, ruduo yra, tos lydekos truputį aktyvesnės, nori riebaliuką pasiauginti ant savęs, tai ir maitinasi daugiau. Tai mes einam tada pakuotis, ruoštis, ane? Šiam video kaip ir bus viskas ir pratęsim filmavimą sekančiam video. Dėkojam, kad buvote šiame video, tikimės, kad užeisite į sekantį, kuris bus kada tai už kelių dienų. Tariam viso geriausio ir pasimatom per sekantį video. Viso gero visiems. Viso gero. Nu, cirkas tai be pinigų, žinokit. Gitaną mokinau, kaip žvejoti ir žiūrėkit, ką jinai turi. Žvakę. 2 metrai užkibo. Zebra, turiu. O. Štai. Pirmoji Gitanos žuvis, pirmoji lydeka. Laikas tau.